Anai, tau skirtas smūgis. Idriukai! Lamas! Arlauskas man į galvą yra baisiai lindęs. Sekas. Nes man reikia išnaudoti tą smūgį. Įsitempęs kažko, gė. Kas man yra? Propažasti. Labas visiems. Grįžtame mes po šiokios tokios pertraukos ir šiandien turim kol kas gausiausią savo epizodą. Tai šiandien turim 4 svečius pas save. Vienas iš jų yra Giedrius Arlauskas, geriausias visų laikų Lietuvos futbolo vartininkas. Sveikas, Giedriu. Labą dieną, labą dieną. Malonu tave labai čia matyti. Jo partneris šiandien bus Vytautas Gediminas, Europos centro golfo klubo treneris. Sveikas, Vytautai. Sveikas. Ar nusiteikia šiandien laimėti, pralaimėti, antrą vietą užimti, nežinau, nes mes su Justinu tikrai pirmi bus. Tikrai laimėsim, kai turi geriausią trenerį Lietuvoje golfo, tai taip, kad nebaisu net Jarutis su... Net jau su manimi baisu, supratau. Justinai. Ir kiti 2 svečiai, ne ką prastesni, netgi skaičių galbūt ir įdomesni, tai yra labai garsėjantis, labai juokingas ir labai nerealus komikas, laidų vedėjas, viktorinų vedėjas ir seksualus vyras Antanas Sadauskas. Sveiki. Grįžt Antanas pas mus. Girdžiu, žinai. Ir Lietuvos golfo čempionas, 3 vaikų tėvas, nuostabus, labai gražus vyras Mindaugas Vaičius. Sveiki. Sveiki. Tai kaip jūs nusiteikę vyrai? Mes neblogai, mes su Mindaugu pirmą kartą pažįstam 15 minučių, gal net tiek netokią chemiją stiprią turim, bet žiūrėsim, kaip seksis mums. Ūgiai panašus. Susivaibinsit tikrai. Susivaibinom kelią. Jūs esate mūsų kelnių komanda. Kelnių komanda, jo pavadimas pasikeičia Kelniečiai. Kelniečiai. O kokie jūsų komandos pavadimas? Mes šortiniai. Gerai. Jūs esate tall and talleris, mes short and shorteris. Tai va, šiandien žaisim Scramble, 2-2 komandinis golfas. Kaip ir praeitam epizode, twistas tas pats, bent 4 smūgiai nuo starto aikštelių turi būti mūsų komandos narių. Ne? Viskas tas pats, viską tą patį tęsim. Ką? Dovanų atvežiau. O. Dovanų šitiem šaunuoliam 2. Tai yra tokia, parodysiu čia. Aš kai dar ne pensijoje buvau, čia su istorija yra Maikė, yra parašyta 2015 spalio 12 Lietuva Anglija. Rimtai? Gavo Malko 3-0. Nu dar gerai, 3-0 nedaug. Vienai savus įsimečiau. Bet žinai, bet nuo bet ko. Tu įsivedėjai? Nu kaip, Keinas mušė štangą nuo štangos į kuprą ir į vartus, žinai. Return ball from Milana and Harry Kane. Ačiū tau, teik. Ir aš ką, vyrai? Ačiū labai. Palaukit, aš irgi bėgu tada. Paskutinė, tai dabar viskas. Wow. Kas prašys, nebeturiu paskutinį. Aš irgi nežinau, kad čia su dovanom atvažiavam. Noriu teikti 20 eurų. Kur to 100 palikai, nu? Jo, juos pasiėmė už bankomatą užvakar. Prašau tau, ačiū. Tai su Giedriu pagalvojom iš tikrųjų, ką jums paimti. Ir pamastėm, kad jeigu tarptautinė karjera nepaeis ir būsit ne tall and taller, bet tall and taller. Kadangi mažesnis tau taller. Maniais nesai, kad čia su dovanom visus važiuosi. Dar 100 eurų. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Tau nepaeis tarptautinė karjera. Ne, ką reiks gražiai. Aš tai negaliu vienškinti. Gerai, važiuojam, pradedam gerą epizodą. Matom, kad bus nerealus epizodas, jo. Spauskit subscribe, jeigu dar to nepadarėt ir... Važiuojam. Įtiesiai į barą, vyrai. Sveiki, mylėjai. Šį mūsų epizodą remia EPBAR. Norim jums pristatyti EPBAR funkcinius produktus, kurie yra natūralūs, sotūs, skanūs. Šios vasaros naujiena – mača batonėlis, kuris jau tampa topu. Visus EPBAR produktus ir dar daugiau galite rasti jų elektroninėje parduotuvėje epbar.lt. O kas yra geriausia, kad mes jums turime nuolaidos kodą, kuris yra TOLTOLLER20. Štai čia. Ir ačiū EPBAR, nes be jų šitas epizodas būtų neįmanomas. Gerai, biškiai įtampas man daug kaip ir man, bet... Įtampa gerai, plačios kelnės nesimatys. Aš čia taip, ne? Čia eidamas, išsipurtik, jeigu ką. Tu čia dar aptemtus džinsus nešioji kaip 27-ais. Aš džinsų net neturiu. Nusipirk, nežinau, gal tą 100 eurų tau paskolinsi Jarutis, kur daugiau nusipirksi. Bet iš karto numušėm. Neturti spaudimo gavai.
O, Jėzu. Namas. Kurį žaisi, mano ar tavo? Vildas net per geras gali būti. Vanduo. Bouncas buvo, 2 bouncai buvo. Blemba, bet tikrai ten lengviau stovėti negu čia. Čia lengviau, netruputį. Tai tau čia ne vartus laikyti, blemba. Šiaip daug žmonių sako, kad mano gražiausias yra atsistojimas. Jeigu iš galo žiūrėsi. Negirdėjau. Penai, tau skirtas smūgis. Tikiuosi nei vandenis. Nu, beveik dar blogiau negu Antano. Antanui skiriai. Mačiau. Wow. Amba. Gerai. Gal turėti dronę, Kaip per daug gal. Rimtis dėdės atėjo. Viskas. Bravo, Pauliu. Gerulis. Bulai. Šikt. Bet nieko, mes turim mano žaidimą. Tu prieš kameras turbūt jaudinės. Aš galvoju, kad aš jau čia prašiausias būsiu. Čia pasirodo... Ant kamolių užlipau. Čia tas, man atrodo. Nu ką, JJ? Ai, bet žinot tavo pasimtą. Šitą paipinsi mano smūgį. Net nedėsim šitą mano smūgį. Dėsim, kad pamatytumėt. Ne, nesiparina viskas. Tik pradžia. Už trash talkingą čia mane nubaudė. Senė, aš galvoju, Antanas jam uždai pinigų padovanos. Aš irgi tikėjausi. Ne, tai jis mum ir padovanojo. Bet nenervuokit mane. 112, 114 slaup. 12 man irgi rodo 112. Nu, aš PM6 arba PM4. Pitching vedžio bijai? Nebijau, aš su juo geriau jaučiuosi. Tada jį pasitrumpint man biškė, ne? Jo, galėsiu. Nu, Maladės, Giedriukai! Varyk! Giedriukai geras į vartus. Jo, savo įsimušiai. 2 į savo vartus jau. Bravo. Pažiūrėsim, jeigu gaus gerą bounciuką. Gerai, labai gerai, bravo. Antanas, tu laimėjai kvadratų turnyrą? Aš nelaimėjau. Paskutinę vietą užėmiau. Jūsų paskutinį Ja, vietą? mes ten platvisą žiaurus, mus visi atgalą. O bet jūs dabar esat antroj vietoj. Mes jo buvom antroje vietoje. Dešiniau. Atšoks. Gerai, Grinas. Atšoks, žinok. Labai gerai, malės. Čia yra Antanai tavo pirmas scramble Jo. gyvenime, ne? Jo, aš esu žaidęs kažkada. Su tėčiu. Su saugusiu vyru tokiu. Su savim turbūt. Su daktaru, jo, su tokiu. Gerai, kad ne kunigu, blema. Sako, esu žaidęs su savim. 16 buvau. Giedriu, tu labai kol kas visą laiką. labai neblizgi, Giedriu, kol kas. Kur tas tavo pirmas kamaliukas, ką? Giedriukas. Blemba, nu už golfas neina bent pakalbėti duokit. Opa. Eik tu savo. Kaip gerai. O, Antanai. sublizgėjo mūsų talentas, bravo. Giedriukai. I'll be back. Pavarindžiai, visai normaliai. Aš viską gerai, aš tik dabar perskubu turbūt, reikia kaupt reikia. Jo, Orange buvo 2 šankai per 1,5 kibiro. Žinote jausmą? Kai tipo suvalgiai kažką skanaus ir galvoji, kad norėjai, bet dar tarp dantų. Aš jaučiu kokosą likę apie barą. Apie barą kokosą. Taip, 85 metrai liko. Dar man tiek šito dubutė nėra tiek likę. Justinai, šiandien tikiuosi iš tavęs A lygio žaidimo. Patylėk dabar. Nu, neprastai. Go. Grinas. Ne taip, kaip norėjau, bet viskas gerai. Galvau, kad šankas išeis. Labai gerai. Dar vienas nervuoja, blem. Labai gerai. Gražu. Ką, jūs ten Eagle Putas labai realistiškai. Patas, let's go. Paprastai mes labai gerai pradedam, bet... Žiūrėk, čia Antanas. Mano čia kur. Tavo, jo, žiūrėk, dar Gal geresnis. net mano rinksimės Gilas. tikėtina. Jo, mum toliau nuredėjo. Yes! Rident mokė? Jo. Tai laimėsim šitą. Aš nežinau, senai ridenau. Gerai, vyrukai, ne visi taip gerai muša, iš karto Griną duokit ir mums prasimušti. Yra dar tie, kurie ir mokinasi golfą. Gerai. Žiūrėkit, kaip reikia įčipinti. Iš karto į duobę. Patint visi galim. O? Maniškis. Rūkyk! Namas! Bravo! Bravo, Vytai. Bravo! Kas? Hebra, esat matę šenką, kai čipina žmogus? Lauk pasitrauksiu. Bet realiai tu būtum labai konsistent. 3 šankai per 3 smūgius. Opa. Gražu, davai. Neblogai. Gal net neblogai. Sai gerai. Pusę velnio, Giedriau. Pažiūrėk, kokį kamuoliuką žaidžia Antanas.
Davėjai mūsų? Ja. Po 6, kai po 6 video jau greit įsivažiavo visai. Jau tu paleisim merčą, žinai, kainos užkelsim, varysim ten. Tau netrukdau, kad iš galo stovi. Pasiduodat? Bum! Eik, su savo. Bum! Įglas. Pradeda įglas. Niek daugiau. Gerai, pasidžiaugsime. Wow. Sveikinu. Čia toks lygis golfo laukuose. Ką? Čia toks lygis golfo laukuose. Man prieš 14 metų mes dabar prie vandens kažkur kamoliukai. Oi. O tu nepusryčiavai? Jisai žmogus nerideno 15 metų. Jo, aš prieš 15 metų paskutinį kartą žinau. O patyrį, žiūrėkit, Mindaugo koks. Pats baisiausias. Pats baisiausias. Apsivem galima surideno. Gal dobutė? O! Gerai, pabaigė. Ir įdenk, bet tu. O, dievulė. Nemažai šiaip pasisako. Pasimk. Nesu matęs, kad taip kažkieno pasitikėjimas savimi nesumečintų su žaidimo lygiu. Aš nieko nesakysiu, praeitą epizodą, kai pradėjau džiaugtis po pirmos. Ja, buvo blogai, jau patavau blogai. Viskas gerai, bet aš savo jau blogiausią smūgį šiandien padariau. Lemba, nesakyk taip. Jau, come on, sen. Bet tu nepasakyk, kad aš... Ne, tu viską, tu numuši antrą smūgį. Tu man priminėjai praeitą epizodą pačią pradžioje, dėl to aš taip ir numušiu. Antra dubutė, par 4. Justinas sakė man pradėti, kad jis galėtų atsipildavęs mušti. Tai aš Justinai dėl tavęs pabandysiu numušti gerą smūgį. Bravo, Pauliu. Tiesiai link duobės. Nenusiteikęs juokaut, Paulius. Tiesiai į vandenį. Ne, nu kad ir pavyzdžiui, bet tikrai neturi būti Geras, geras. Justinai gali atsipalaiduoti. Bet mes turim tavo smūgį panaudoti, tai davai numuš gerą. Viskas gerai, aš numušiu gerą. Oi, tu savo geras. Palauk, atšok. Atšoksi į kairę. O! Bet Žinok, bus gerai. Jo, Jis nuredės nuredės normaliai. Gerai, jeigu Atsiminkit, kad reikia pasirinkti 4 smūgius bent vieną žaidėją. Taip, tai gali Reikia būti kartais kartais išgalvoti ir išnaudoti. Gražus vyras ir gražiai muša. Daugėlė, nu ką dabar, nu... Wow! Ką rinksitės? Žmonėm, muš pirmas, nes aš galvoju, Antanai, kaip jautiesis tokio žaisdamas? Labai gerai. Bravo, Vytai. Bravo, Vytai. Jis ten geriukas. Labai gerai. Tai antras airnas. Gerai, mums šitame per kalną bus nuredės. Labai Bravo, Giedriau. gerai. galėtume ir Šaunuolis. Pas mane. Man atrodo, naudosit Giedrius. Manau, kad naudosi Giedriaus. Taip. Sužalau. Liuks. Let's go. Nu, Giedriukai, kaip tu šiandien jautiesi? Labai įsitempęs, kaip pradžia tokia bloga, bet yra iš ko mokintis iš geriausių, taip kad smagu. Aš norėjau tavęs, Giedriau, paklausti. Aš iš tavęs klausiu šio klausimo anksčiau, bet ant prie kameros ne. Tu man papasako, kaip Žemaitis iš Telšių atsirado Premier lygoje ir La lygoje? Kaip? Čia toks Žemaitis. Žemaičiam turbūt yra lengviau ten atsidurti. Užsispyrę mes esam kaip velniai. Jo, tai aš buvau užsispyręs. Iš tikrųjų, taip pradėjau svajoti po truputį. Tai pirma svajonė buvo žaisti rinktiniai Lietuvos. Kai 21 metų aš jau ten puoliau, tada pradėjau svajoti apie didesnius. Tada norėjau jau tokia, kažkur geresnį klubą, nes tuo metu žaidžiau Rumunijoje. Tai va, tada nusprendžiau, kad mano svajonė yra Premier lygą papulti. Tai va to tik užsispyrimu viską. Bet tai juodas darbas, nori tik juodas darbas, visiškas atsidavimas, visiškas pasinešimas sportui. Aš iš tikrųjų, kol nebaigiau karjeros praeitais metais, tai aš nežinau, ką reiškia savaitgaliai. Savaitgaliai būdavo varžybos, jeigu ne varžybos, tai namuose sėdėtų ir režimas toks. Sako, kaip ligonėm lovos režimas yra, tai mums būdavo namų režimas, kad sunku būdavo, kad draugai visi ten vasarą šašlykai. Anglijoje pradėjau golfą žaisti, po to 5 metus aš jį apleidau ir prieš 2 metus restartą darau, tai bet kaip pradžia rodo nekoks. Maniškis. Tik į galvą. Antanai, tu ne vienas. Tiesiai į tave! Turėčiau futbolo kamerą, žinai. Androin. O, geras bouncas. Not bad. Visai gera vieta.
Va, negeriausias. Sukis! Praėjo. Praėjo, ten krito... Turėtų būti jo. Lygtais. Wow. Giedriau, traukia komandą. Labai geras. Oi, gražus. Oi, gražuolis. Į duobę. Super šokas. Jo, gerai. Oi, toli nuėjo, žiūrėk. Labai geras. Gal iššoks? Ne. Ne. Nieko. Bloga pozicija. Svarbu nuoti boksą išnaudom to smūgį. Jo, sunkus šotas. Ką esi, mes vienintelį grynam? Mes vienintelį grynę? Taip. Tiksliau aš vienintelis grynę. Patinai? Aha. Reikėjo su patiriu varyti. Jo, galėjai. Ne, tau ir čiubai pasitrenot reikia, tai reikės. Nieko, žinok, Man pradeda šitą porą patik. žinai, kas taip yra padaręs? Atsimeni Juozapą? Juozapas Būdekis. Atsigauna, Giedrius. Šitie pradeda patik, bet tie du, va. Kaip palapai, žinai. Toleriai nervuoja dar. O, tik neįskylė davai. Labai geras. Pirmą kartą. Bravo, Minė, bravo. Kaip žemaičiai sakytų, Antanai, nebark. Žiūrėk. Bravo, Antanai. Gražus, Antanai. O dabar jau gražus. Dabar jau gražus. Matai, iš antro karto ir beždžionė gali. Oi, gražu, Vitukas. Oi, gražus. Nu, kaip gražu. Prokas. Yra. Kas taiki? Davai. Labai Gal geras. geriau. Truko greičio biškė, ne? Ne, aš nenurdens ten, kur tu žinau. O, Jezu. Ką reiškia nenuridėsi? Dar blogiau. Gerai, eimam. Čia galvoja raudonasis kryžius tau. Visai tiesiai Ir nuėjo. tiesiai nuėjo. Tiesiai nuėjo. Tavo nusisuko. Pridanimas tai... Biškį, sakyčiau, buvo pats. Irgi baugiukas. Irgi Būgi. Nu, ne... Oh my god! Yeah! Antanai. Bravo. Pirmas spotas! Bravo. Bravo, Antanai. Ką? Tu gali. Tai gan neblogai čia įsisukom. Su mano kamaliu. Labai gerai. Reikia atlošti nuo Justiną su Paulu. Vėl sudegėm ant easy pato. Labai. Man tai tokie, žinai, aš tokias, labai paskutinių periodų labai gerai patinu, žinai. Ir ten, ir čia. Gal reikia vyrukam duošti? Nu, aš čia pavadinsiu. Negali žinok. Arlauskas man į galvą yra baisiai lindęs, nežinau, hebra. Iškart pasakė apie kelnes, o pas mane kelnes moteriškas yra iš humanos. Į kairę pusę užtruktukas ir dar plus suplyšusios yra per šyčią. Tai biški įsi mano galva gyvena jau. Rent free, kaip sakoma. Ką tu ten pezė? Trečia dubutė, par 4 vėl. Justinas pabandys permušti tuos medžius, va ten, kur yra kairėje pusėje. Pažiūrėsim, kaip jam pavyks. Oi, O tai ką, tu negali pažaisti? Juokaujam, nėra taip žiauriai, viskas gerai. Labai geras. Opa, Wow. kaip gerai. Labai gerai. Paulius matas ir ruošėsi šitom. Kaip baigtis kažkada apie tavo smūgį. Atšoks. Opa! Yeah! Gyvas. Turit Turim smūgį. liniją, viskas gerai. Opa! Oi. Braisonas. Šitie tavo šotai yra tiesiog wow. Menas. Menas. Wow, bravo, Mindė. Ačiū. Varau, Giedriukai, Trumpokas, pirmas. bet geras labai. Geras į tų. Geras į tokį turi būti geras. Geras. Trauk. Žiūrėk, praėjo. Oi. Ne. Nieko, Giedriukai, bus geriau. Bus geriau, tik į priekį. Tik į priekį. Tai, Giedriu, aš dar noriu tavęs paklausti vieną dalyką. Irgi papasakom istoriją. Perėjimas iš Watfordo, iš Premier lygos į La Lygą. Taip.
aš papasakosiu truputį įžangą, tu pabaigsi, gerai? Tave ištreidino. Aš pasiprašiau. Pasiprašai, nu ten paskolino tave. Paskolino, jo, aš pasiprašiau. Su galimybė po to nusipirka, ne? Kažkas Jo, ten įkalė 4 milijonus išpirka. Jo. Ok, supratau. Čia net futbole daug yra, ne? Nu, už tokį, kaip Lietuvai, tai labai daug pinigų. Okay. Tai žodžiu, tu atvažiuoji į Barceloną, į Espanjolą ir po 2 dienų turi mačą su Madrido Realu. Jo, išvykoju. Papasakot visą tą istoriją, kaip tu rūbiniai ruošėsi ir kaip... Kaip pasirašymas. Yeah. Ne, vis pirma prasidėjo taip, kad aš atvažiavau, turėjau 2 treniruotės ir nuvarėm į Madridą. Ir treneris pasikviečia, sako, žiūrėk, pats suprantis prieš ką žaidžiam ir nebus lengva, bet ar nori žaisti? Nu, aš sakau, tai ko aš čia atvažiavau, jeigu nežaisti? Startą tą iš karto. Jo, ar nori žaisti, sakau, tai aš atvažiavau žaisti, o nesėdėti. Aš jau Watforde sėdėjau ant suolo, tai sakau, nu okei, sako, tada žaidi. Ir prasidėjau pasiruošimą, šiaip rungtynėm prasideda jau iš vakaro. Tai yra, tau susiunčia visą informaciją apie priešininkus. Skautingą tą vadinamą, ne? Jo, momentus, kur 11 metrų baudinius muša, kokie ten kampiniai, free kickai ir taip toliau. Nu, tai guliu vakarė jau po vakarienės štai lovai galvoju, nu pasižiūrėsiu aš tą mailą, ten vis tiek reikia pasianalizuoti. Atsiverčiu sąrašą, pasižiūriu, ten Ronaldo, Benzema, Modričiai visi, ten Rodrigesai. Vieną įsijungiu Ronaldo pažiūrėti, žiūriu ten, okei, supratau, galvoju, kam čia nervintis. Bet čia buvo pirmas tavo kartas, kai skaitai Ronaldo skautingą tikriausiai, ne? Jo. Ir tada kitą pažiūrėjau, galvoju, ai, čia nepadės. Čia per daug informacijos bus. Taip ir palikau. Nu tai vat, nuvažiavom į rungtynės kitą dieną. Aišku, įeinu į Santiago Bernabeu, o šiam 4000 žiūrovų. Išeinu į apšilimą per mažytus. Žiūriu, galvoju, blemba, tik per teliką. Mačiau Santiago Bernabeu, toks, iš karto toks prasidėjo, biškai toks vidinis virpuliukas, bet tas greitai nueina. Tai nieko, pasidariau apšilimą, grįžtų vardininkai, mes grįžtam pirmie į Rūbinę, grįžtų į Rūbinę, aš ten persirenginėjau ir pareina mano komanda, tai visi užsivedė, žinai, iš ten sėdžiu. Mastau čia tas ten, tas taip, čia raminu save, kad viskas bus gerai. Ir eina maniškiai visi ispanai. Prieš tai Rūbiniai vamos susivedinė. Jo, ir visi, žinai, ten jau irgi persirengė, jau ten prieš išėjimo kelios minutės ir visi vamos, šaukia, rėkia, visi. Aš taip klausau, ispaniškai nemoku, visiškai galvoju, blemba, čia šitie tai karžygiai kažkokie, kai realui nėra jokių šansų, realui ten viskas, žinai. O aš irgi ten, žinai, ispaniškai, kadangi ne, come on, vienas kitą užsivedinėjom, gal, blemba, kai duosim to realui. Treneris kalba, pasakė, 1, 2, 3, žinai, ten, Espanjol išvarom. Nu ką, išeinam į tą tunelį, žinai, nusileidžiama ten sieną, tarpai, pasisveikinti negali, bet vienas kitą matai. Mes pirmie išėjom, užsivedė iš tos Rūbinės, galvom, kai tankai praeisim. Nu ir ką, stovim visi tokie krūtinės išpūtę, žinai. Ir atėjo šitą, ir girdim pareina, žinai, Realo žaidėjai visi taip laiptukais lipa. Bucai tie nedėjo. Jo, bucais, žinai, galvojom. Nežiūrėk, žinai. Ai, galvoju, kada pažiūrėti, jeigu ne dabar, žinai. Atsisuku, žiūriu, stovi. Ramosas, Benzema, Ronaldo, Modričiai, Rodrinu, tai jų ten kartelė. Okei, toks blemba, galvoju, nu ir papuoliau aš čia. Bet galvoju, taigi aš turiu tuos vamos savo iš galo nugaro, žinai. Taip galvoju, nieko, Hebra atsistosiu, Hebra pasižiūrėsiu, atsisuku, žiūriu, visi galvos nuleidus stovi. Ant sušaudimo ir supratai iš karto. Ir supratau, kad mes net neišėjom į aikštę, kad jau 1-0 gaunam. Ir tu prasileidai kitą? Aš, man atrodo, mes baigėm, man atrodo, ar 6 ar 5-0, neprisimenu, bet 6-0. Patikrinę, 6-0, tai buvo 2 į savo vartus, Ronaldo pendelį, Benzema mušė su galvo, su pečiu. O daugiau jau čia. Bet tu dar ten susibifinai su Ronaldo, ne? Jo, čia po smūgių. Kur? Mane tiesi, mane eina visą laiką. Opa, trauk vėliavą, tiesiog vėliavą. Wow! Iš šono nuputė. Eik savo. Gražu. Oi, gražuolis. Geras, Vytai. Oi, gražuolė.
O! Bravo! Kur mano bušinėlis yra? Va! Opa! Labai gerai. Giedrius. Labai geras. Žiūrėk. Bet tu jau tobulėjai. Geras smūgis. Giedrius, Iš geriausių mokinuosi. Labai gerai. Pūsk į dešinę. Bum. Kiek atstumų buvo? 100 lygiai. Opa, žiūrėk. O! Mano kolega. Gal įmuškis skylę. O! Trumpas bus. Ne. Trumpas. Bravo. Pabaig istoriją savo pasakoti apie Ronaldo. Ai, Ronaldo, ai, tas grybukas. Grybukas. Geriausias grybukas. Nu. Tau po šilpukas įspyrė Kurį vartus. Ronaldą čia? Kristiano, nu, tai jis, nu, ten įmetė, čia buvo 2016 metai, nebuvo varo dar, tai įmetė jam tą nuošalį pakėlė Rodrigesas ir jam tokį pasą, žinai, iš krašto atridena atgal, o jau viskas sušvilpė, žinai. Ir taip visi sustoja ir eina kamuolys link Ronaldo, žinai, ir aš šaukiu, žinai, angliškai, tipo, don't score, žinai, don't score, jis taip, jis tyrimuša, žinai, prieinu prie jo, sako, why do you score, žinai, sako, sorry, my friend is in my blood. Ok, ir aš taip, žinai, toks, nu, nepiešęs irgi, sako, score, my friend, anyway, you are better than Messi. Oh, thank you, Tai Messi Ronaldo? Ronaldo, ne? Gerulis. Go in. O! Bravo! Ta proga anekdotą kokią. Jeigu būtų futbolas, būčiau nusimojęs Maikė. Tai parą pasimkit jo, atiduodam. Atiduodas? Atiduodam. Antanai parą padarei. Wow. Ne. Mindaugas. Wow. Geras. Antaniukai uždirbai. Aš esu su Latvijos žaidęs golfe, Latvijos čempionate ir Latvijos man sako, kas gimė Anglijoje, užaugo Brazilijoje, subrendo Vokietijoje, numirė Lietuvoje. Futbolas. Ar Arlauskas. Geras. Kai ten savo paklausė, tai gal žengsi aikštę dar kada? Jo, bet šarnyrai, be šarnyrų nebent, o be šarnyrų Nežinau, net neįsivaizduoju, kas tas šarnyras yra, net neįsivaizduoju. Vis kaip užtraukiau. biškių užtruktelėjo. Nieko stinai. Labai gerai. Yra. Paulius tai šiandien kaip ne su savo rankom žaistam. Jam nebeduokit tų epibarų valgyti, viskas. Tik dėl viskas dėl epibaro. Nebeduokit. Minus 3 po 3. Minus 3 po 3 jau daugiau. Dar jūs tenai palauk. Pradėn gėdas. Palauk, dar reikės. Linija turėjai. Giedriu, gal reikėtų tavo žmonai paskambinti? Gražas yra. Pasim, Giedriu, atiduodam param. Bandom, reikia nepalikti per trumpą. Jo, geriau čipinam po to. Per stiprus truputėjim. Ketvirta dubutė par 305 metrai, beros, neklystų, sakė Mindaugas. Patikrinam. O, geras, Pauliu. Wow. Vis dar vienam berdžiai eina. Wow. Aš nesuprantu. Geras. Kas čia vyksta? Nu gerai, čia juda. Bet mes turim išnaudoti dar bent tavo 3 smūgius, tai... Jo. Opa, JJ, bounce į dešinę. Bravo, Justinai. Šaunuolis. Galėsi mano naudoti. Gražu. Mindaugas. Neblogai. Stok. Grynas. Oi, bravissimo. Dima! Foul! Oi, ne, lemba, visiška. Oi, gražuolis. Saugiai. Bravo, Vytautai. Gražus fokus. Ačiū. Žiūrėk, kuris eina. Šiaip taip čia labai apgaulinga. Apgaulinga, čia daug nereikia. Atrodo, geras. Žiūrėk. O, Giedriukai, antrą iš eilės. Bravo. Gerai. Aš jums atiduodu parą tam. Ačiū. Gimis. Geras. Gridėk. Yra. Eina. Dėdė. Bum. Clutch.
Bravo. Nice. 4 under after 4. Sorry, kad daviau Šiandien tai stresą. duoda. Ačiū. Šaunuoliai. Aš visai nestresavau. Po 4 dalučių mes -4, dėdės kelniečiai -1. Čia, Gedriu. Šortiečiai +1. Šortiečiai kol kas daugiau kalba negu žaidžia. Mes turim. Žiūrėk, bus geras. Geras, žiūrėk. Vos neberdės buvo. Geras, liko. Aš net nemušiu. Smūgis pro Clubhouse apėjo. Gerai, čia esi tokį gerą numušį, kad aš nemušiu. Sekasi. Nes mums reikia išnaudoti jo smūgį. Tai. Kadangi jūs numušė tokį gerą smūgį, mums reikia išnaudoti jo bent dar 3 smūgius, tai aš net nemušiu šitą dubutį. Negrįžta? Palauk, avarijos nebus? Gali būti, kad ten bus. Ne. Kitoj pusėje kelio. Kitoj pusėje. Jo, praėjo. Yra? Aha, ant Fervėjaus. Rimtai? Jo. Wow. Ne. Per daug feidina. Denis Salą gal. Davai. Bravo. Gerą numušį Gedrius. Aš galėjau, šaunuolis. Ir gautas. Jep. Ne, vanduo ten. Vanduo. Važiuojam. Važiuojam, kolegos. Vandenė, ne? Jo. Nu ką jūs tenai? Įveikėm sunkiausią dubutį, tu įveikiai. Esam vidury Fervėjos, tai 100 pėm. Geriausias smūgis iš tiesų. Eina savo. Gerai. Esam -4. Čia kol kas žaidžiam tikrai, pripažinsim geriausiai golfo, kokį esam žaidę. Ne? Nu, tikrai geriausiai. Eaglas ir Duberdžio, ne? Jo. Per 4 dubutės. Wow. Pabandom, ką mes. Jo. Ai. Davai. Go. Praėjo, bravo. Labai fainai. Tikiuosi, kad jums patinka šitas epizodas. Mums žais žiauriai smagu. Mes labai norim padaryti šitą 2-2. Man atrodo, daugiau yra įdomumo ir šiek tiek įtampos treštoko. Tai rašykit, kas jums patinka, kas nepatinka. Mums labai gera, kad žiūrit mūsų kontentą. Ir faina, kad gerai žaidžiam. Iš tikrųjų, nemeluosiu. Nes priešininkai žaidžia gerai. Atrodo, kad jie žaidžia blogai pagal rezultatą, bet šiaip jie labai gerai žaidžia. Oi. Ne. Nebus? Ne, čia negerai. Čia gali būti mašinos. Linijas. Lik turi likti. Nu, tu durnas, nu. Labai sunku. Nušoko? Labai. Šoko. Nerizikuok, nes mes jau... Jums reikia rizikuoti. Jums reikia rizikuoti. Jūs neturite kito pasirinkimo. Jūs Nerizikuok, žinok. Jo. Norim grįžti bent į parą. Į parą grįžti. Dar turim biškį dabiau. Ne. Oh, Jesus. Bent permuš. Ne. Reikėjo rizikuoti. Aš jums sakiau, reikėjo rizikuoti. Nu, paskutinę vietą jau turim. Bet žinai, aš vieną dalyką, žinau, Giedrius tiesiog nepratęs laimėti yra, nes Lietuvos rinktinė nėra. Aš noriu šitą galėsim įdėti. Tikriausiai ne. Sorry, Giedriu, jeigu dėsim. Į šitą, tai Paulius kaltas. Ja, sorry, Giedriu, labai. Ir visos Lietuvos futbolo bendruomenės labai atsiprašau. Jeigu visus pataikytume, mus per teliką rodytų. Nu jo, bet... O dabar tik per YouTube. Dabar tik per YouTube gal parodys tas blogiausias epizodas. Geras. Oh my goodness. Pauliukas toliau gerai muša. Wow. Tobulai. Bravo. Ką tu mušiai? Stinkė. Super šotas. Dėkui, kolegos. Tikrai tau tie apibarai padeda. O jūs šitą kvalangą turit paskolinti? O ką, nersi? Nu, ten mes ieškosim mano kamalio. Lost ball. Perstengiu. Nieko tokio. Geras šotas. Aš jau truputį nemaloninčiuosi prieš Hebrą, jie tokie truputį Nes jūs nemaloniai, mes žaidžiai visi. Mes norim juos sutvarkyti, ne? Visi, mes tikrai norim sutvarkyti. Mūsų kanalas, mes juos sutvarkysim. Mes pasikeičiam svečius ir ėdam juos padorom. Op! Lik. Leiskis, nu.
pin high. Per daug, lemba. O. Bravo. Kriski duobė. Bravo. Visai gerai. O, koks debatukas. Didens Antanai. Aš mane, gerai, važiuojam. Nes Paulius vėl prie vėliavos padėjo. Ne. Geras padas. Geras padas. Bravo, Antanai. Betulinės pataikė, šinuolis, gražus galima labai. Bravo. Oi, gerai atrodo, bravo. Antras iš eilės. Bombas krenta. Bravo. Gražu. Wow, Mindė. Nu, come on. Eik, tu savo. Štanga vėl. Man taip Klaipėdoj visą laiką buvo. Atiduodam. Eik, tu savo. Lygiai ten Lygiai pat. toks pat. Geras patas, bet daugiau laužam. Štai jau galiu pasimti? Taip. Jo, žinom. Paras yra paras. Paras yra sunkiausia dubutė, mes imam šitą. Let's go. Pauliau, žinai, kodėl jaučiuos kaip Anglijoj? Kodėl? Sėdžiu ant suolo. Kiek minučių sužaidė Anglijai? Įbėgau 53 prieš Aston Villa. Bet kaip žiūrovas įbėga, ar? Koks jausmas sėdėti ant salelį yra visą laiką? Vis tiek... Jeigu patogu, tai geras. Nu ką, let's go. Šešta dubutė, per 3, 90 metrų. Sės, kaip Anglijoje jausis. Smūgį. Golfas, Oi, suolas. truputį kairę. Kas čia vyksta? Ir toli. Opa. Justinai, mums tavęs reikia čia, žinau. Gerai. Nereik. Irgi per toli. Ne. Leiski žemyn. Geras, čia aukštas iš... O, gerai, bravo, šinuolis. Yes, JJ. Oi, beliamba, kur aš Lima atsargiai. ir į kaktą. Čia matą. Vanduo. Man patinka, kaip Giedrius ir Antanas keičiasi žmonės. Nuo pradžio. Kažkas čia. Ne, tu nepastebėjai vieno dalyko. Prieš smūgio aš rimtas, po smūgio jau neberė. Leiskis. Oi. Sargiai! Ne, nusileis. Gerai. Kas pirmas turas? Čia yra nesuvaidintas natūralios emocijos golfistų. Davai. Leiskis. Bet koks keistas vėjas, nes nuo 5 pūtė iš kairės į dešinę. Įsitempęs kažko, gė. Kas man yra, bro? Kas man yra? Puola kažkas. Aš nežinau, bet aš įsitempęs. Tau pagalbos reikia? Labai panašiai į kažką kalbė. Aha, kažką kopijuoji, ne? Parodijuoji. Gerai, svarbu dabar nejuokinti. Mane! Taip iš šono atrodo. Noriu pasakyti, kad Nu, čia geras. Gal home one'as? Nuo kameros? Ai, ne. Oi, ne. Holin trumpas. O, žiūrėk, dar grįžta. Oho. Kol kas mano geriausias smūgis šiaip jau. Vandenį. Manau. Ir reikstis Giedriuko. Įsitempiau, reikia biškai atsipalaiduoti, reikia prie vandens pasidėti. Pažiūrėti į vandenį biškai. Davai, biškai paraulink. Wow. Super šotas. Bravo, Giedriu. Ai. Pagrebė biškai. Treneris blemba. Tai jis man patarė viskas ir... A, nu matai, tu labai gerą numušai. Treneriukas ant gryno negali pataikyti. Nu gerai. Žiūrėk, eik tu savo. Oi, biškai per daug. Bravo, geras Gražiai. Atiduodam parą. Dėkui. Nu, tu jau pirmą. Gerai. Paras yra paras. Labai daug užmetai. Bet saugiai. Nu, pabandom. Matai, kas būna, jeigu neužmeti. Ja. Nu, žinai, vienas per viršų, kitas per apačią. Ką padarysim? Gerai, nice par. Blogai skilė padaryti. Du kartus Klaipėdoj. Ja, vos neiššoka.
Bravo, geriau. Įsipa. Pirmą kartą jis parą. Turi būti vienas. Pirmą kartą parą padarėm, antras. Vienas inčas. Sveikinimai. Gerbiamas Lietuvos futbolo legenda ir gerbiamas Europos centro golfo treneris žaidžia +3. Bet jiem pateisino priežastis, nes Giedrius geriau žaidžia futbolą negu... Pavyzdžiui, ką žiūrės galvos, kad vienintelį normaliai kebra, į kurį pliusą loš. Jo, nu tai buvo golfe +2, geriau. Ne? Tada gerbiamas Antanas Sadauskas su Mindaugu Vaičium žaidžia -1 ir Taleriai žaidžia -4. Bet čia laikinai. Mes susipažinom su tavim prieš 5 metus. Taip. Ir kai aš pradėjau žaisti golfą, mane su tavim supažino, man atrodo, Vytautas. Vytukas, jo. Vytukas Namikas, linkėjimai Vytukui. Jis žinau, žiūri mūsų visus epizodus. Rimtai? O tu sakai ne vieną dar nežiūrėjai. Svovačius. Viskas gerai. Nu tai papasako, gerai. Kada pradėjai, kaip tavo gyvenime jisai ir kiek vietos užima golfas, pavyzdžiui? Pradėjau 25, berosi čia bus prieš 15 metų. 15 metų, Ja. okei. Tai iki tol, kaip visi 19 mečiai, Atspėsi, Kašis. Kašis. Taip. Ir savaitgaliais buvo, penktadienį išeini į miestą, grįžti sekmadienį. Ai, nu tai klasika, čia visiškai Klasika, jo. Tai susirgau golfu, baigėsi Baliai, nebeįdomu pasidarė. Gaila savaitgalių Baliams pasidarė. Ir tada savaitgalį išeini penktadienį grįžti sekmadienį iš golfo klubo. Lygiai tas pats, taip. Lygiai tas Tai va. O? Nu jo, Four! ten bebrai gyvena Vytai. O tu dar žaidži futbolą ar ne? Nebežaš, aš jo matyti nenoriu. Net nenori žiūrėti, ne? Todėl, kad aš žiūriu ir Šiandien sunkiai jau. viduj verdu tiesiog. Norėtum būti aiškiai, ne? Jo, matau, kad aš... O manai praeištas jausmas kada? Tai aišku. Tikrai. O kas laimės Euročempą? Ispanai. Ispanai? Nepalaikau nieko, manau, kad laimės Ispanai. Vituk saugų turim. Žiūrėk. Bravo. Gerai bus. Controlled Fat. Oi, JJ, koks tu šaunuolis. Geras labai. Žiūrėk, tai aš gal draivoką pramušiu, ne? Dravai. Mes mano jau 3 turime, ne? Jo. Negrįžo? Turėtų grįžti. Ne, praeis. Jo, gerai, žiauriai gerai. Gerai. Grįžo? Jo. Grįžo. Nu, balemba, nu kas man yra? Man tam reikia padirbėti ant ilgų smūgių kol kas truputį. Ne. O gal? Gali būti ant Ten turi galėt nusileisti. Priekį pataikiu. Noriu apie barą. O gal gali man dėti irgi? Ar neplaidžiai dabar? Neplaidžiau. Ai. Bouncing į kairę. Visai nieko, bet ar užteks? Žiūrėk ir į dešinę numetė. Būtų čia kažkur. O, kur ta vėliava? Pasargiai? Juos pareina. 9 laipsnių kampu į dešinę. Aš net nežinau, ką pasakyti. Mes žaidžiam tiesiog geriausią golfą. Mes esame -4 po 6 dabučių. Galimai yra galimybė būti -5 po 7. Čia yra šitam lauke labai geras rezultatas, nes yra pakankamai sunkus laukas. Mes esam su vienu bičiuliu per varžybas žaidė šitą lauką -9, man atrodo. -9. Mes su Pieru -8? -8. Tai vat, gali būti, kad per 9 tiek nepasiek. Nors birdis čia, dar 2 duobės, Eagle ir birdis. Ir turi -8 per 9. Kosmosą. Mano laikais mes mesdavom va taip, kamaliuką išmeti ir kur nukrenta, ten ir turi žaisti. Dabar čia pasirodo jaunimas yra susigalvojęs naują dalyką. Nuo kelieno meti. Meti nuo kelieno, ne? Čia ne jaunimas, o čia tarptautinė golfo taisyklė. Gerai. Jaunimas dar kitaip žinomi. Tai va, nusimeti čia ir bandai mušti. Gali ateikit, parodysiu lazdą, kokią aš išsirinksiu. Aš renkuosi 52, kadangi man reiks perkelt per medžius. O ne, keliu per medžius? Jo. Jo, kadangi keliu per medžius, lazda golfo turi būti tokia atidaryta. Tai bandysiu atidarytą golfo lazdą permes per medžius, žiūrėsiu, kaip man seksis. Manau, kad pastatysi prie dabutės. Gal gerai? Slydo? Gerai. Bravo. Trumpas, bet geras. Be antro, žinai, prie dabutės, hebra. Gali būti gerai. Geras. Truputį į dešinę.
Geras šotas kaip Šiek tiek trumpokas. 74 metrai liko pumpos pirmo smūgio. Vienos sunkiausių lauko dubučių. Tai, Justinai, neatsipalaiduojama, ne? Atsipalaiduojam, ne. Įdomu. Labai gerai. Wow. Wow. Paulius šiandien tai bravo. Pilokai biški, bet geras. Nu, Super šotas. Tu vakar bažnyčiai gal buvai? O, koks trumpas. Ar ne? Ne, normaliai. Aš netechniškai net neturiu handikapo. Galiu tiek pasakyti. Pas mane tai 36, 54, bet net neturiu. Gerai, tai man muštė, ne? Ak, tu nafik į kaktą. Pažastį. Netokia nesugalvai. Karjeros highlightas, Giedriu. Pro pažastį. oi. Va dėl to ir nebežaidžiu, nukris galiu, bet atsistot nesu. Realiai labiau atrodo kaip į golbolo. Artuškas? Come on, go fucking in. Oi, bravo, Minė. Super šotas. Dovanojam, ne? Pasiimkit. Labai gražu. Saulė tokia. Kaip pirmas, kaip laiko. Okay, okay. Not bad, not bad. Sės. Gražu, šiaip, Jau pasiimkite. Ui, geras paras. Jo. Oh, come on! Jau pasin kamuolį. Per anksti, Per anksti buvo. Jau. bet gražu. Nieko paras, not bad. Šitie lyderiai sužaidė į parą, šitie paskutiniai irgi parą. Tai kaip ir jau jėgos. Nu gerai, nieko blogo. Mes pavėlavom į rungtynės tiesiog. Par 5, 8 Europos centre, Doglegas į dešinę. Tai čia turėtume pamatyti verdžių. Tikėkime net iš mūsų su Giedriuku komandos. Tai bus pirmas verdis. Čia ir dabar. Tai jeigu nebus, tada šitą iškirpsim pradžioje. Bet šiaip gera dabutė pasiekti per 2. Mano žmogus. Fading dar. Eis, dar Gerai bus. Pats tas. Ten vietos yra. Čia Justino šeipui kamuolio labiausiai tinkama dabutė. Oi, negerai. Čia yra Gali būti vanduo, ne? bulbul. Čia vanduo panašum. Per daug. Ką tu čia sugalvojai? Norėjau labai stipriai ir to. Tai gerai. Bet ten labai gerai. Ten gerai bus. Antanas vienintelis mūsų flaite, kur krepšį 2 driverius. Jūsų nei vieno nemoku mušti, žinai. Čia tavo tėtis žaidė su šito. Opa. Nu gyvas. Dar melda Ar nuo. su meldais, tai Gerai, bus labai gerai Wow. vieta. bravo, Mindė. Wow. Jo, šanuolis. Bet tai pašėlė. Tai, Giedriukai, mes per intro pasakėm, skau pasakysi, kodėl tu nebežaidė Lietuvos rinktinėje nuo 2-15 metų? Gal laikas, jau senaties terminas suėjęs, gali gal papasakot? Aš, kaip taip trumpai, žinai. Žinau, kad šios konfliktas buvo spaudos konferencijai, ne kažkas Jo, buvo didžiulis su spauda. Bet po to dar tada, tais laikais buvo Julius Kvedaras prezidentu. Ar jis buvo ne prezidentas, buvo generalinis. Tai žodžiu, po tos visos spaudos konferencijos jie labai buvo patenkinti, kad aš juos apgyniau. Tu apgynei federaciją. Federacija ir ne tik federacija, aš ten nieko negyniau, iš tikrųjų aš gyniau žaidėjus, prašiau daugiau pagarbos ir kad, supratimo, kad, tie rezultatai šiaip, kad vien išeini aikštėje nepasidaro, kad reikia visų palaikymų ir taip toliau, ten... Visuomenės, žodžiu, žiniasklaidos ir toliau. Žiniasklaidos jo, bet kai žiniasklaida pradeda varyti, kad ten šūdas, o dar rungtynės neįvyko, žinai, tai biškai reikėtų adekvačiau vertinti, žinai. Tai va tas buvo paprašyta, aišku, ten ne visai gražia forma viskas, tas konfliktėlis toks nedidelis. Ir po to ten, sakau, buvo toks netgi, kai aš baigiau tą spaudos konferenciją, nusileidau į rūbinimą, buvo kaip prieš varžybinę treniruotę prieš Anglijos rinktinę. Tai ten sustoja mūsų federacijos tie visi galvos, tai ten plojo, išsišiepė, bravo, pastatė į vietą ir taip toliau, apgynė čia, va taip reikėjo.
Sakau, nu tada sakau, nieko, aš čia viskas normaliai, ką norėjau, tą pasakiau, sakau, aš čia nei kažką čia dirbtinai, nei ką. Nelaikai, tiesiog pasakai. Ne, aš niekuomet nelaikau, aš sakau, kaip ir arba juoda, arba balta, nu, tai turiu nuomonę, aš jos laikausi ir viską. O jie, aš tada su jais pakalbėjau, sakau, nu dabar aišku, čia prasidės, kadangi negražiai gavosi konfliktas, sakau, nu taigi jūs irgi turite išeiti su kažkokiais pareiškimais ir taip toliau ir bandyti kalbėti su visa spauda ir taip toliau. Jo, mes čia viskas tvarkysim, mes pakalbėsim. Ir tada kas atsitiko, jie tiesiog išsigando ir aš likau vienas toliau spaudos priešų numeris 1. Kadangi aš gavosi... Žodžiu, tai padarė tokį atpirkimo ožių. Jo, atpirkimo ožių. Tada aš su Julium Kvedaru pakalbėjau, sakiau, jūs taip negražiai ir aš matau, sakau, kad čia nekelsiu kojas, aš daugiau pas jūs už tokius bairius. Ir kitas bairis, jie tiesiog, aš iš jų prašiau ne tik iš spaudos, bet ir iš pačios federacijos pagarbos žaidėjam. Nes ir aš, kai žaidžiau 2010 iki 14 metų Rusijoje, man reikėdavo grįžti į rinktinę, į Lietuvą. Ten būdavo iš Šerementė per Maskvą, iš Kazanės, tai būdavo tik vienintelis skrydis ryte. Ir aš būdavau persėdimui valandą laiko, dažnai nespėdavau. Ir tada reikėdavo kitos dienos laukti, kad grįžti. Ir aš paskambinęs federacijos laik sakydavau, o Rusijoje yra, kad jeigu tu pasiemi biznio klasę, tave iš lėktuvo atvažiuoja paimti autobusiukas ir nuveža tiesiai ir tu tada viską spėjai. Šiandien paskambinus, hebra, paimkit man biznio klasę, ne dėl to, ten valandas skrydis, tai nieko, sakau, tam, kad aš spėčiau. Tai nieko tokio, išmiegosi viešbutį, ten, tai sakau, nu taigi vėluosi treniruoti ir taip toliau, renkasi, taigi pirmadienį ten ir taip toliau. Tai nieko ir aš visą laiką 4 metus skraidydavau už savo pinigus. Iš tų eurų dasimokėdavau. Čia mūsų kamuoliukas yra. Kad grįžti pažaisti už rinktinę. Tai bent jau sakau, nu, visi varo, kad mes ten žaisti nemogam ar tą, bet nieks nesupranta, kiek mes įdedam pastangų, kad ir vietoj to... Bet žinai, tas varimas irgi iš mano pusės, tai galvojant, tas varimas... Ne tik čia esmė, bet tipo, tu čia turi geriausia, ką Lietuva turi. Nu, tipo, surinka rinkinį, geriausias žaidėjas. Tai ką tu iš to spausi? Varydamas jo. Nieko neišspausi, tai aš jų per spaudos konferenciją Šaras, taigi visai, kai pykstant palaikymu. Taigi nepataikiai kamulio, ne, aš nepagavau kamulio. Tai rašyk, Arlauskis nepagavo kamulio. Taigi nerašyk Arlauskis šūdas, rašyk Arlauskis bloga diena. Nu vis tiek kažkaip gali nuteikinėti, o jie šūdų. Bet tu jautriai priimdai tą dalyką, ne tokį? Ne jautriai, aš tiesiog kentėjau ir galų galę, žinai, reikėjo kažkam išeiti ir pastovėti. Ir po to prasidėjo tokia trintis ir aš sakau, matau nereikalingas ir tiesiog aš atsitraukiau. Na, okei. O čia panašu į Arlauską. Tai koks yra... Bet čia... Su Arlauskėjai. Su Arlauskėjai. Oi, blecha. O čia ir imsim mano. Čia labiau primena mūsų žaidimą. Irulis. Labai gerai, Antanai. 100 metrų reiks, ar mažiau gal? Jo. Bravo. Bravo, Antanai. Mažiau, aišku. Gerai jaučiu. O, Mindaugėlį, žiūrėk. Wow! Į vėliavą. Žiūrėk, į gryną pataikysi. Turim šansą dar, man atrodo. Wow, bravo! Jisai vėliau pataikė, man atrodo. Nu ką? Antras pasaulyje geriausias. Oi, gražuolis. Oi, gražuolis. Ai, sukasi dešinę. Nesiduok. Dešiniau už kelią ten kažkur ratas. Ai, matau. Ir dar nubaustas. Greičiausiai gyvas, bet... Bet ne ten, kur norėjau, ne taip. Kadangi po 2 gan baisių Paulių šotų renkamės jau vėl mano Nes jis čia apšė gaidiškai buvo. Bet mano kamuolį renkamės. Taip, dabar to kamuolį renkamės. Opa! Žiūrėk. O, geras. Afigienas šotas. Truputį nesislaisina, per daug. Gerai. Nu va, ir turim ir draw. Wow. Aha, šiandien. Irgi nusisuk lemba vėjas. Vėjas pasiema. Wow. Bravo. Let's go! Jamam. Opa! Super šotas. Irulis. Vidutinis. Čia aš turiu minį iš tavęs. Iš manęs tai čia žiauriai geras, bet čia tai tikrai neblogas. Su kaptuku. Geras, labai laikiška. Čia laikiška mindė. Geras. Ant dardžio, ne čia? Jo. Šaunuolis.
Sakiau, nemuši ten ir numuši. Į vartus. Giedriau, kur tu? Mums sekančią dabar svarbiausia, Justino smūgį reikia simti. Justinas susitvarko su It's a must. spaudimu. Justinas į Clubhouse taikės ir... Pagailėjau. Ok. Blogai. Dar čia gali būti. Ai, geras. Bliam, kaip įdomiai mušat jūs. Tai prieš kamaliuką. Bounce naudoja. Bounce, ne? Dabar tik sustok laiko. Oi, gerai. Oi, Bet tik kiek lūžta. Čia Bravo, bravo. Tai yra Giedrius, kurį mes žinom. Jo. Senas geras Giedrius. Bandyk į monetą pataikyti. Nelūžo. Čia yra tiesiai. Davai padarom par 5 bogio. Nepadarysim, ramiai. Eik tu Aš gal važiuoju namo. Tai tau palau 9 smūgį tavo rinksis. Dar jo reikia. Super. Bravo. Bravo. Birdį padariau viens pats, be niekino pagalbos. Yra tiesos. Bravo, gerai. Bravo, gerai. Irgi berdukas. Tai Dar niekada taip nesidžiaugiau, kad į +2 grįžo. Prieš paskutinę duobę. Prieš 9 duobutę reikia būtinai rinktis mano ir Antano smūgius mūsų komandoms. Mes žaidžiame -3, Antanas su Mindaugu žaidžia -1, o komanda žaidžia +2. Reikia nepasišykti. Šiuo metu atsiliekam 2 taškais nuo pirmaujančios komandos. Ir kol kas visi sunaudoja savo pirmosios smūgius ir man liko paskutinė panaudoti mano smūgį šitoj duobutėj. ir tau, ir gerbiamam maestro. Ir dar tau liko. Smūgiukai. Davai, padarom. Davai. Nenuviliam savo komandos. Man reikia, kad tu nuviltum, o mano, kad tipo, geriau pavaryčiau, tada būtų mano susiminti man. Justinai, tik negalvok apie vandenį. Vanduo. Vis gražiai ant raudonų starto. Vienas prastesnių smūgių turbūt, ką galėjau padaryti. Va tai va. Uždarė klausimus žaidžiai. Bravo. Wow. O šitas pacanas laiko smūgį. Bravo. Sveikinu. Maestro sveikint reikia. Aš bijau šokti ant šono. Nu žiūrėk, tu nešoki ten, man reikia vartai čia yra, aš šoku, va. Taip. Ir leidai, ir viskas, nu. Va, ant nugaros. Mes dėl to ir žaidžiame. Ai. Gerai, kad eko kamuoliukas. Įrantis. Blia, sūkis daugiau. Dabar žiūrėk grįžta. Gerai. Geras. Gerai. Sūkis daugiau, suskačiau. Galite antrą vietą užimti. Ai, ne šūdas tas golfas, ką aš galiu pasakyti. Wow. Atšok dabar. Šok, davai, atšok į duobę. Ai, trumpas. Pala, aš nesu apie tenai, ar ten, netagi, ne? Ar ta? Šitą? Ai, raudona. O kur tai balta? Čia balta, mūsų. Kaip pasiutęs. Mes laimėsim. Taip. Per daug. Per daug. Per daug. Bet gražus sustojimas, bravo. Irgi toli. Per daug. Gerai. Biški metriukų reikėjo arčiau. Bet ilgesnį parę dėlį. Biški. Jūsų jau 4 smūgis šiaip jau. Bus. Nu ką darysi, nu. Bus Jūs esat +2? Taip. Tiem reikia +3 sužaisti duobę, kad lygiai sužaistume. Jie bet jie dar dident turės. Jo. Užstrigo. Galvoj? Ne, prie žolį kabinau rembo. Alia. O. Geras. Ai, nenulūžo. Bravo, Minda, geras. Bravo. Mes tam. Pamiršai parident. Kas man vyksta šiandien? Nu, grįžai savo. Šių galvoju apie Handikepas pasivijo. Ja. Nenuleisk rankų. Žiūrėk, Latvijoje mokiau, patinti ir žiūrėk ir išmokau. Geras. Bravo, Pauliau. Mokinys pralenkė mokytoją, aš tai pavadinčiau. Manau, kad gali. Go in. Oi. Bet taip tiesiai. Bravo! Pala. Tau lenda,
Tiesiai liniją parodžiau. Pala. Jūs parą padarė? Nesidžiaugiam, kaip... O jūs atdensit double bogį? Plius 2. Tai dabar jie turi rident. Jeigu neįridenam, peržaidimas dėl antros vietos? Čipą, darysim čipą. Kas arčiau pačipins Antanas prieš Giedrių čipą. Įridensas Antanas. Jo reikia neįridenti, čia tas pats, kas... Antanai, blė. Net nenorėjai pačipinti. Aš norėjau, iš tikrųjų mačiau. Nu ką, kolega? Ačiū labai. Ačiū, Kebrytė. Ačiū toleriam. Ačiū tau, kad prisijungiai. Ačiū, kad pakvietė žmindami balsus. Laimėjom, mes laimėjom. -3, +1 ir +2. Suėdim. Ateikit dar čia. Tai Paskutinį. ačiū komandoms, ačiū vyram. Giedrius, žinau, nori jau revanšo. Jo, noriu revanšo, mes kviesim į savo kanalą, mes jiems duosim alternatyvą. Dabar toliau sako, kad Mes su Vituku dabar tapsim YouTuberiais. Gerai, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi žiūrėjot iki galo. Jeigu ne, tai žiūrėkit iki galo. Ir ačiū Epibarui. Nes tikrai nežiūrėjau, tikrai girdėjau, ką tu dabar pasakėjai. Tikrai girdėjau, jo. Tai ačiū Epibarui, naudokite nuolaidos kodą ir susitinkame kitame epizode. Ačiū labai, iki. Ate! Yes! Ką galiu pasakyti, golfas yra psichologinis sportas.